Taigi labas rytas, 7 kartą. Šiandieną viską pabaigsim. Ir šiandieną toliau kalbam apie evoliucijos teoriją, apie visokias sudedamąsias jos dalis, kaip tai prieštarauja sukūrimo teorijai, kas yra aprašyta šventajame rašte. Mūsų šiandieną pradedam su tokia potėme apie dinozaurų. Kad būtų aiškiau, apie ką mes kalbame, tai reikėtų pirmą žinoti, ką reiškia žodis dinozauras. Šitas žodis anglų kalbos žodyne atsirado 1841 metais. Tai yra ne taip senai, ir čia gaunasi apie 170 metų iki prieš šiandieną. Reiškiasi dino didelis arba baisus, o zaurus driežas. Tai jeigu žiūrėti tą žodį kaip į pavadinimą, kad yra tai didelis driežas, tai driežų mes turime ir šiandieną. Bet ką kalba Biblija ir ką teigia evoliucija? Evoliucija teigia, kad dinozaurai yra išnykę senų senoviai prieš 200 milijonų metų, o Biblija teigia, tai yra Biblijoje yra paminėti drakonai, slibinai, to žodžio, kaip minėjau, nebuvo, bet kažkoks jam buvo pakaitalas. Jeigu tas žodis atsirado tik prieš 170 metų, tai kažkoks tai buvo kitas pavadinimas iki to laiko. Ir čia pakartoto įstatymo ir kitose knygose yra nuorodos, kuriuose kalbama yra apie pakaitalą dinozaurų. Įstatymo knygoje yra paminėtas žodis slibinas. Visas Jobo 41 skyrius kalba apie Levetaną, kurį įsigilinus, matosi, kad tas Levetanas suprantama yra, kad tai yra kažkas tokio panašaus į tą dinozaurą, apie kurį kalba šiuolaikiniai mokslai kaip apie labai senovišką seną gyvūną. Psalmė 74 kalba apie slibiną. Izaijo 14 skyriui paminėtas žodis drakonas ir yra nekanoninė knyga. Danieliaus 14 skyrius, mūsų knygose, Biblijose yra 12 skyrių pasibaigę, kitose leidimuose, nes tai yra nekanoniniai skyriai. Visas Danieliaus 14 skyrius aprašoma yra kaip Danielius, kai turėjo konfliktą ten tuo metu su karaliumi ir jisai susidoroja su slibinu, jis jį susprogdina. Reiškia, Biblija kalba apie šitus gyvūnus, tik juos vadina slibinais, levetanais ir drakonais. Pirmasis skeletas, iguanodon, kuris yra kaip dinozauro pavadintas, pirmasis dinozauras sudėliotas iš kaulų, iš rastų kaulų. Jisai buvo surinktas 1809 metais. Jisai yra Anglijos muziejuje, pavadintas iguanodon dėl to, kad jo kaulai, jo skeletas labai priminė didelę iguaną. Šiandieną tai laikoma kaip dinozaurų, štai čia yra iguana. Ir tas skeletas, jisai panašus kažkuo yra į iguaną. Jie pavadino jį kaip didelę iguaną. Iš to skeleto pradėjo, aišku, daryti, palyginus kokios čia yra galūnės, kokios buvo skelete, grįšiu dar, pažiūrėkit, tarkim, proporcijos galinių kojų ir priekinių galūnių, pavadinkime taip. Čia jos jau gerokai sutrumpėjusios. Jau jis vadinasi, kad labiau tas grėsmingas dinozauras, apie ką kalba mūsų tie sensacijų darytojai. Ir vėl dar taip pat kiti padarė iš to iguanodon va štai tokį. Kad būtų gražu ir kad būtų įspūdinga. Kodėl tai nebuvo daroma anksčiau tokių skeletų? Kentas Hovintas mano, kad ir vėliau aš pateiksiu jo argumentų, kad šitie dideli driežai gyveno su žmonėm, anksčiau gyveno jų daug daugiau, dabar dar jų keletas yra išlikę, kitais pavadinimais, iki to truputį vėliau prieisime, bet anksčiau nebuvo poreikio atkasinėti ir kažką tai kurti, sakyti, kad jie kažkokie tai spūdingi, nes jie gyvena kažkur tai greta žmonių. Biblija apie tai kalba, į faktai istoriniai iškasenos yra tokie, ir eikime tada toliau, žiūrėkime, ką sako mokslininkai. Mokslininkai sako, kad joks žmogus nėra matęs dinozauro. Aš pridėsiu drakono ir slibino, kadangi apie tai kalba Biblija. Ir jeigu jie tai teigia, jie turi tokią skalę, esu jau ją truputį rodęs, jie teigia, kad va šita linija, raudona linija viršuje, tai yra, kada gyveno dinozaurai. Čia yra visa mūsų
kaip pasakyti, evoliucijos teorijos teigimu, 4,6 milijardo metų tai yra visa egzistencija mūsų visko, kas yra aplinkui mus, po didžiojo sprogimo. Ir čia, kaip minėjau, čia eros visokios nieko nevyko, čia yra dinozaurai. Toliau tarpas jie išnyko ir apie 200 milijonų metų nieko nebuvo ir čia į pabaigą nelabai matosi, bet čia 2 milijonai metų pirmieji beždžionžmogiai. Tai remiantis jie savo tokiu mokslu, savo logiką, jie gali tada teigti, kad žmogus negalėjo matyti jokio gyvo dinozauro. Arba drakono, arba slibino. Ir jie taip patvirtina, straipsnė čia parašyta, kad neįmanoma yra, kad žmogus galėtų būti matęs gyvą dinozaurą. Dėl to, kad jie yra labai senai išnykę. Jeigu yra kažkas labai senai išnykęs ir jų niekas nematė jau 200 milijonų metų, kaip tada galima būtų paaiškinti tokius radinius, kuriuos žmonija randa ir naudojo kažkas tai anksčiau. Tai čia yra keraminė detalė viena, joje matome kažką tokio panašaus kaip dabar saugai. Nesakysiu, kad tai dinozauras, bet labai panašus į dinozaurą. Ir vėlgi kitoks leidinys, čia šitie dideliais kaklais, pažiūrėjus jų galvas, panašu, kad tai yra tie didieji driežai. Bumerango fragmentas, štai šitas va gyvūnas, čia maždaug per vidurį apačioj, su ilgu kaklu, uodega, manoma, kad tai turbūt bus tas dinozauras. Ir prisiminkit, kad jie sako, kad žmonės jų niekada nėra matę. Bet čia jisai patiktas kartu su gyvatėm, tigrais. Pagal tą įvaizdį atrodytų, kad jie gyveno vienu metu visi. Cilindrinis antspaudas, datuojamas jisai yra, kad 4. šimtmetis prieš Kristų, kuriame matosi dinozaurų, drakonų, didelių driežų atvaizdai. Siena Irake, kurioje matosi dinozaurai. Štai ta siena iš truputį toliau, tai dabar jinai rekonstruota. Dar labiau priartintas tas fragmentas, kuris vadinamas dinozaurų. Moneta 1609 metų, štai čia apačioj, aukštinkojom guli drakonas, dinozauras, viršuj raitelis jį nugalėjęs. Maskvos emblema, karžygys, kariaujantis su drakonu. Bulgarijos pašto ženklas, toli nereikia žiūrėti, Marijampolės herbai. Marijampolės herbuose turime dinozaurus, drakonus. Sienoje drožiniai randami Amerikoje, čia prie Grand Canyono, tai Arizonos valstijoje. Daug raižinių, štai tokių ant akmenų yra randama Peru, Pietų Amerikoje. Jie vadinasi Inka akmenys ir jų ten yra labai daug. Čia yra kažkoks dinozaurą panašus pagavęs žmogų. Žmogus kariaujantis su dinozauru, dar kitoks. Ir dar kitoks, čia gal tik noriu pasakyti, kad aš jų prirodau, čia šitų fragmentų yra įvairiausių. Kentas Govindas jų turi gal dar 5 kartus daugiau, jeigu žiūrėti jo prezentaciją, jo medžiagą. Net išsiuvinėta yra ant kažkokių tai tekstilės darbų. Kaip galima kurti legendas, mes turime šiandienai daug legendų ir pasakų apie tai, ko žmogus niekada negalėjo būti matęs. Panašu, kad parašyti, sukurti kažką, tai turi būti žmogus kažką tai matęs. Ir yra daug legendų apie drakonus ir pasakojimų. Čia yra kažkoks didvyris Gilgamešas, užkariaujantis su drakonu. Įdomus dalykas yra kiniečių zodiakas. Įdomus tuo, kad pas juos yra 12 gyvių ir jie visi yra 11 iš jų egzistuojantis. Tai klausimas yra, kodėl tas 12-asis turėtų būti negyvenantis, kažkokia tai mistinė būtybė. Panašu, kad jis irgi turėjo būti gyvas ir gyventi. Greta jų, taip kaip ir triušiai, ir gyvatės, ir arkliai. Australijos aborigenų darbai, kažkoks tai gyvis praryja žmogų viduje ten sėdi. Pasakojama kiniečių legenda yra, kad po tvano, po didelio potvynio parašyta žmogus vardu Jų. Jie visi gyveno Kinijoje, jisai ėmėsi melioracijos darbų, tai yra išsausino žemę ir kovojo su, rašo čia, su daug gyvačių ir drakonų buvo išstumti iš tų pirkėtų vietų. Markas Polas, toksai keliautojas, rašo, kad jisai Kinijoje 1271 metais, jisai ten apsilankęs Kinijoje ir grįžęs rašo, kad imperatorius kinų augina drakonus, kurie trauktų jo vežimus. Aleksandras Didysis savo irgi jo archyvinėse medžiagose randama, kad jisai aprašo susidūrimus, jo kareiviai susidūrė su drakonais, kurie gyveno urvuose. Vikingų laivų
Vikingai daug drakonų turi, jų laivų priekyje yra šito tokios drakonų galvos, pas juos yra randama ir medžio raižinių vairiausių. Taip pat yra, kai prasidėjo atradimas į naujų žemynų, kai pradėjo keliauti Kolumbas ir visi kiti tuo metu jūreiviai, prasidėjo apie 16-17 amžių, jie plaukėjo labai daug, jie pradėjo jūroje sutikti įvairiausius keistus gyvūnus. 1734 metų pasakojimas prie Grenlandijos netoli laivas sutiko štai tokį dalyką, pabandė nupiešti, ką jie matė. 755 metų pasakojimas ir su bandyta atpiešti, aišku, tuo metu fotoaparato nebuvo. 848 metais aprašomas 18 metrų jūrų monstras. Klausimas yra, ar Nojus juos galėjo pamiršti ir nepaimti į arką. Tai žinome, kad tikrai taip negalėjo būti, nes jisai pakluso Dievui ir jeigu dinozaurai tuo metu gyveno žemėje, o jie turėjo gyventi, nes jie randama jiems daug įvairių paaiškinimų, tai Nojus juos tikrai pasiėmė į arką. Tai kodėl mes jų dabar nebesutinkame? Mes čia jų Lietuvoje tikrai nebesutinkam vaikščiančių, bet kad atsakyti į šitą klausimą galima pateikti kitą klausimą. O kodėl nebėra liūtų Izraelyje? Nes Biblija rašo, štai yra Dovydas su Saulium, kai kalba, Samuelio 1 knygoje, Dovydas rašo, kad ateidavo liūtas ar lokys. Ir jisai yra užmušęs liūtą ir lokį. Šiuo metiniam ten Izraelio teritorijoje ir aplinkui negyvena nei liūtai, nei lokiai. Negyvena jie tenai todėl, ir manau, kad dinozaurų mažėja žemėje, ir liūtų galbūt iš viso nebelikę jau yra, nes štai čia yra grafikas, kokiu greičiu nyksta aplinkui mūsų gyvoji gamta, taip sakykime, visa fauna. Ir nuo 1900 metų stebimas labai staigus nykimas visų šitų gyvūnų, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Ir čia yra žmonijos grafikas, populiacija, kiek žmonių. Panašiai apie tą laiką pradėjo daugėti sparčiai labai žmonijos. Tai kažkaip tai atrodytų, kad kuo daugiau žmonių, tuo daugiau nyksta gyvūnų aplinkui mus. Ir žmonių skaičius yra tiesiogiai proporcingas šitam nykimui. Ir natūralu, kad jeigu jų nebėra tose vietose, kur anksčiau buvo liūtai ir meškos, tai kad ir dinozaurai, ir drakonai, ir slibinai, jie taip pat turėjo išnykti. Ir tam yra keletas priežasčių, bet va štai čia yra grafikas. Jeigu nekreipti dėmesio į metus, kurie kalba, kad čia prieš 11,5 tūkstančių metų prasidėjo, čia yra Šiaurės ir Pietų Amerikoje, kaip buvo naikinama gyvūnija. Ir čia pačioj paaiškinimas yra, kad medžiotojai aktyviai medžiojo, jie jau kaip išmedžiodavo ten kažkokią kritinę masę tų žvėrių, jie toliau eidavo į pietus. Ir taip per 1000 metų, jeigu žiūrėti nuo čia, visai nuo Aliaskos iki Pietų Amerikos pačio pietinio taško, per 1000 metų manoma, kad jie išnaikino didžiąją dalį tų svarbiausių medžiojimo gyvūnų. Reiškia, žmogus yra priežastis to viso nykimo. Šiai dienai yra pažymėta raudonai pasaulyje taškai, kuriuose tikima, kad net netolimoje ateityje bus išnaikinta gyvūnija. Esminė kažkokia tai gyvūnija. Jinai suskirstyta yra pagal rūšis, kaip jinai yra nyksta. Pirmoji eilutė yra žuvis, balta linija reiškia, kad nepavojinga, geltona, kad pažeidžiami yra, ar čia labai pavojinga ir visai kritiškai išnykstantis gyvūnai. Jeigu pažiūrėti, kas labiausia kenčia nuo šitų mūsų žmonijos progreso, tai yra ropliai. Jie daugiau kaip pusė jų yra pažeidžiami arba labai smarkiai gresia jų išnykimas. Mažiausiai pažeidžiami yra paukščiai ir tai yra natūralu, nes jie gali nuskristi ir išvengti, susirasti savo patogesnę aplinką, saugesnę. Ir priežastis, dėl ko dinozaurai naikinami, tai jų yra keletas ir kodėl jų nėra. Tai pirmiausia, aišku, kad jie buvo naikinami dėl to, kad jie buvo pavojus žmonių gyvybei, ypač dideli. Jie trukdė gyventi žmogui, kaip skaitėme, kad po Tvano kinų legenda rašo, kad trukdė žmogui užsiimti augalininkystę, gyvulininkystę, tai juos reikėjo kažkaip tai pašalinti. Dinozaurai arba šitie driežai yra lengvai gana pažeidžiami dėl savo dauginimosi būdų, jie deda kiaušinius. Ir kas nenorėtų turėti suvenyrų, kažkokio didelio kiaušinio. Tai manau, kad juos naikina ir tai yra pažeidžiama jų vieta. Sumažėjo medžiojimų gyvūnų.
reiškia, ir dinozaurai, didieji driežai, ir žmonės medžioja didžiuosius žinduolius, tarkim stirnas. Juos ir žmogus naudoja maisto, ir tiems reikia dinozauram kažkaip susimedžioti mesytės. Tai jie konkurencija, aišku, net laikė silpnoji grandis, jie nebeturėjo normaliai maisto. Jie patys buvo medžiojami maistui ir natūralu, šiandieną žmonės valgo ir visokius gyvius ir varles. Tai didelė varlė, didelis driežas ar gyvatė, tai yra didelis driežas, vadinamas dinozaurų, jis irgi tinkamas yra maistui. Jos taip pat, kaip skaitome pasakose ir legendose, naikino dėl šlovės ir garbės. Visi žinom pasakų, kai jis sako, išvaduos karalystę iš pavojingo drakono, atiduosim pusę karalystės ir dar princesę duosim viršaus. Tai daug priežasčių, dėl ko jie naikinami yra. Ir reikia nepamiršti, kad pasakojimuose jie vadinami yra taip pat ir drakonais ir slibinais. Štai čia tokia iliustracija yra. Žmogus su savo galvijais ir šalia yra driežas. Tai aišku, kad driežui gyvenimo dienos suskaičiuotos, nes jisai žmogui trukdo ir galvijus gazdina. Natūralu, kad jie trukdė žmogui ir žmogus ėmėsi jų naikinti. Šiandienai, kaip ir kalbama, yra jų, kaip ir nebėra. Ar tikrai nebėra, pasižiūrėsime truputį vėliau. Kitas mokslininkas cituoja jam parodytą vaizdelį, ir jisai sako, tai negali būti dinozauras, ką jisai mato, nes argumentas yra toksai jo logiškas, geležinis, nes jie išnyko mažiausiai prieš 12 milijonų metų prieš žmogų atsirandant ant Žemės. Tai turint tokį požiūrį, kad tai bet kas, ką aš matau, nėra dinozauras arba nėra didelis driežas, dėl to, kad jie jau turėjo būti išnykę. Štai čia yra šiandieną gyvas, egzistuojantis, vadinasi, komodo drakonas. Jie gyvena Indonezijai. Indonezija yra 1000 ten kažkiek tai salų. Jie randami yra 5 salose ir jie sparčiai nyksta, šitie komodo drakonai. Taip pat, aš apie juos žiūrėjau laidą, būtent čia kalba, jie nyksta irgi dėl to, kad konkurencija medžioti, kaip pasakyti, jų maisto ir žmogaus maistas medžioja tą patį. Šiuo atveju jie būtent gazelės, jų pagrindinis maistas buvo, žmogus jas kaip išnaikino, tada jie pradėjo pulti gyvulius, karves ir panašius. Tada žmogus, aišku, pradėjo naikinti ir dabar jie gyvena rezervatuose, atitvertose salose, kur jau jie kaip ir saugomi. Pats žodis, kaip minėjau, įvestas yra 1841 metais. Tuo metu jisai pradėjo reikšti kaip ir prieš istorinę būtybę. Tai yra to, ko nebėra, kas yra buvę ir kas yra išnyko. Tai dienai manoma, kad jau jų dėl žmogaus išsiplėtimo jų tikrai buvo mažai sutinkama. Kažkas tai rado kalnus, iš jų suformavo, pažiūrėkite, kažkas tai tokio įdomaus, kam nėra, turbūt labai senai išnyko. Žmogaus amžius yra 80 metų ir, aišku, jeigu nematė jo akis, jeigu dar negirdėjo, kad būtų senelė ir protėvė apie tokį kalbėti, tai jisai labai lengvai gali mistifikuoti ir pavadinti neseniai išnykusi dalyką prieš istorinį. Tuo pačiu metu maždaug buvo Darvino pradėta stumti, kaip sakyti, evoliucijos teorija, kuriai tai buvo labai didelis argumentas, labai reikalingas, kaip pasakyti, kaip korta svarbi jo teorijoje, kad tai buvo kažkurio tai metu tarpinė grandis, iš kurios toliau išsivystė kiti gyvūnai. Ir tie gyvūnai, kurie šiandienai dar gyvena su mumis, tai taip pat reikėtų nepamiršti didelis driežas, tai yra krokodilas, aligatorius, tai yra kitokios rūšies krokodilas, kaimanai, irgi yra dideli driežai. Galų gale, jeigu kalbant apie driežus, yra tokie driežai mažiukai, vadinasi, gluodenas, tai yra kaip gyvatė. Tai jeigu gyvatės prie to sugretinti, tai anakondas, kurios užauga 12 ar 14 metrų ilgio, kurios gali žmogų praryti, tai irgi šiai dienai galima būtų sakyti, kad yra didelis driežas. Ir išvertus į tą gražią kalbą, didelius driežų galima būtų pavadinti jau tada dinozaurus, šitos dalykus visus, ką mes turime ir šiandieną. Aišku, kad pasikeitė klimatas, kad jie nebeužauga, kaip kalbėjom jau anksčiau, klimatas ir deguonies kiekis ir atmosfera, jie nebeužauga tokių spūdingų dydžių, nes gyvenimo trukmė sutrumpėjo ne tik žmogaus ir tų driežų. Driežai, jie turi tokią savybę, niekada nenustoja augti, jie auga ir auga ir auga, kol nusibaigia, tai tikėtina, kad jie galėjo užaugti iki tų stebuklingų dydžių, įspūdingų dydžių, kaip ten matuojama 60 ar 80 metrų. Kodėlgi ne? Kaulai tokie randami, reiškia, taip turbūt ir buvo.
Biblija apie juos kalba, jie buvo ir egzistavo šalia žmogaus. Sekant temelę, ūtinį, įžangą prieš ją tokią padarysiu. Jeigu mes sutinkame, važiuodami nuo Klaipėdos, automobilį ties Kryžkalniu, ką mes galime apie jį pasakyti? Nu, jis, tarkim, važiuoja 100 km/h greičiau. Jeigu mes pradėtume daryti išvadas, kad jisai išvažiavo prieš 2 valandas iš Vilniaus, galbūt ir taip. O galbūt jisai tik pradėjo važiuoti, o galbūt jisai jau 2 dieną keliauja. Mes nieko negalime pasakyti apie automobilį, kurį mes sutinkame važiuojantį priešais. Įvadas čia toks būtų keistokas dėl to, kad yra tokia teorija, vadinasi Pangėja. Jie teigia, kad žemynai juda. Ir prieš 300 milijonų metų jie buvo susijungę į vieną didelį žemyną, paskui prieš 180 milijonų metų jie pradėjo skilti. Teigiama yra, kad tie žemynai juda. Ir paskui aš jums ryšiu su tuo automobiliu, ką tai bendro turi ir kodėl tai skamba absurdiškai. Kažkada gal teko girdėti, kad viena mūsų žemė teigiama yra, buvo vienas didelis žemynas, kurį pradėjo skilti, kaip minėjau, į Lauraziją, Gondvaną, ir kuo toliau, tai tie žemynai įsiskaidė ir atsirado šiuolaikiniai, ką mes žinome, Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, štai tam krašte. Žemynai šiaip sau neplaukia, jie nėra laivai, nėra lapas ant vandens paviršiaus, kurį papūtė ir jisai nuskrido. Jie yra, visa mūsų žemė yra vientisa ir tik tai truputį paviršiuje pagal proporcijas, pagal mastelius paėmus yra vandens. Jeigu visą vandenį išpylus, nusemtume, pamatytume, kad jie niekaip negali plaukioti. Kad jie juda, tai yra labai drąsus teigimas ir spėjimas. Tuo labiau prie to grįžtant išdėliojimo, jie kažkur tai padėjo, tie maketuotojai, kurie teigia šitą teoriją, dingus visą Centrinę Ameriką yra. Taip pat žemynas Afrikos yra sumažintas apie 40% negu jis yra iš tikrųjų, kad atitiktų prie Pietų Amerikos. Aš noriu pasakyti, kad yra kažkokia tendencija, kažkas tai labai to stengiasi. Ir tas yra siekiama šituo dalyku pasakyti, paaiškinti. Evoliucijos teorijai tai yra būtinas dalykas, kitaip jie negali paaiškinti, kaip yra, kodėl yra paplitusi gyvūnija, augmenija ir žmonės po visą žemės rutulį. Nes kelionės jūromis laivais prasidėjo tik tai apie 16-17 amžių, o žmonės gal ten galėjo kažkaip ir anksčiau nuplaukti, spėjama, kad gal ir vikingai plaukėjo dar anksčiau, 1200 metais, bet kaip aiškinti gyvūniją visur paplitusi. Tai evoliucijos teorijai būtinai reikalinga žemynų susiliejimas, susijungimas, kad jie kažkada tokie buvo. Ir kai yra stebima šitas žemynų judėjimas šiandieną, jokio judėjimo užfiksuoti konkretaus neišeina. Kaip esu anksčiau gal minėjęs, buvo iškeltas specialus palydovas, kuris stebėjo atstumą tarp Europos ir Šiaurės Amerikos. Jisai 2 ar 3 metus sumatavo pasirinktus taškus ir per tuos metus jis neužfiksavo jokio atstumo. Nors yra teigiama, kad žemynai juda maždaug 3 ar 5 cm per metus. Tai yra labai nedaug, nes atstumas tarp Amerikos ir Europos yra apie 6000 km. Darydami prielaidą, kad jie taip judėjo visą laiką, jie atskaičiuoja atbulinę datą, kad jeigu 3-5 cm per metus, tai įveikti 6000 km atstumą, tam prireikia milijonų, milijardų metų. Tai yra lygiai tas pats, ką aš jums rodžiu su tuo automobiliu. Jie pasiema vieną argumentą, įsivaizduojamą, kuris šiandien yra nepamatuojamas, kuris atrodo, kad galbūt iš viso tie žemynai. Jie teigia, kad tai buvo visada, bet tai yra jau drąsus labai spėjimas, nes mes nežinome, kaip yra apie automobilį. Ar tie žemynai visada aplamai judėjo? Gal jie vienu metu judėjo, kitų nejudėjo? Jie daro prielaidą, kad jie visada judėjo. Jie nežino, kad pradžia buvo tada, jeigu jie ir juda, kai jie buvo susijungę. Galbūt jie pradėjo judėti, kai tarp jų buvo 5500 km atstumas ir 500 km nujudėjo. Jie to nežino, kaip mes nežinome, iš kur išvažiavo automobilis. Jie nežino, ar visada vienodų greičių judėjo. Jie daro tik tai prielaidą. Kaip ir mes nežinome, ar automobilis visada važiavo 100 km/h greičiu. Jie teigia, kad visada judėjimas buvo toks. Ir galų gale jie nežino, ar tas žemynas visą laiką judėjo tie žemynai tik į vieną pusę. Galbūt jie kažkaip pajudėjo vieną pusę, paskui kitą pusę. Reiškia, tai yra
teorija, didžiulė juodoji dėmė, sakyčiau taip, kuri neturi jokio pagrindo, tik tai vieną motyvą. Jis yra reikalinga paaiškinti evoliucijos teorijai paplitimą gyvūnų visame Žemės pasaulyje, planetoje. Kodėl kilo tokia mintis? Nes tarp Europos ir Amerikos žemynų yra tokia linija, kur veržiasi ugnikalniai. Ir tarpas toj linijai jisai padidėja, sumažėja, tendencija yra jo didėti, nes kai veržiasi, tai uolienos stumia vienos kitą. Ir tas tarpas, mintis kilo iš to, kai jie pradėjo stebėti, kad taip turėjo būti, turbūt ir juda, bet žemynai tai nėra kažkoks tai medžio gabalas, kurį čia pastumė, o būtinai kitas galas nujudėjo. Čia kalba yra apie 1000 kilometrų. Ir jeigu kažkur tai tarpas plečiasi, tai nebūtinai reiškia, kad visas kontinentas juda. Gali būti, kad kažkurioje vietoje kalnas kyla. Taigi, noriu pasakyti apie tą Pangėją, kad tai yra teorija reikalinga evoliucijai ir kad jai nėra jokio pagrindo, absoliučiai. Tai yra, galima būtų pasakyti, nesąmonė. Tokia pati nesąmonė, kaip kad į Palangą nuvažiuotumėt šiemet, pasakytumėt, kad mes nutolam nuo Švedijos per 15 metrų, nes nuplovė smėlio. Pliažas tikrai sumažėjo. Tai tokiais dalykais, faktiškai tai yra tikrai jau nebe mokslas, o kažkokie tai įspėjimai. Ir aktualus dalykas yra tada, kaip pamatuoti amžių, nes dinozaurus kalba apie milijonus metų, žemynai juda milijonus metų, kaip nustatyti amžių. Ir pasiėmiau tokį apibrėžimą iš Wikipedijos. Įdomiai kalbama dėl to, kad, sako, evoliucijos procesas yra labai lėtas, dabartinė rūšių įvairovė ir gyvybės formų sudėtingumas reikalauja, kad Žemė būtų labai sena, skliausteliuose milijardai metų. Ir tai jie teigia, tai atitinka geologijos duomenys, pagal kuriuos Žemės amžius yra apie 4,6 milijardų metų. Jie teigia, kad geologijos duomenys atitinka, jie spėja, kad taip yra ir jie staiga rado kažką Žemėje, kas atitinka. Tai dabar aš jūs noriu trumpai, labai greitai supažindinti su geologijos duomenimis, kas jie tokie yra. Gal teko girdėti, kad mūsų Žemės amžių jie skirsto į įvairias eras. Archėjus, protezojus, mezozojus ir panašiai paleozojus. Geriausiai žinomas turbūt yra jūros periodas, nes jame kai buvo filmas pastatytas jūros periodo parkas. Yra tas laikotarpis, kai gyveno dinozaurai. Jie taip sudėliojo tas eras. Sekantis dalykas, ką jie padarė, įsivaizduodami, kad kiekviena era paliko savo nuosadas kažkur tai giliai po žemė ir ant jos kitą erą, jau tobulesnė ir aukštesnė įsivystymo, vėlgi kitas sluoksnis žemės ir dulkių ar ko tenai bebūtų, sugrupavo taip, kad štai čia matote iliustruotą šitoje pusėje pagal spalvas, aišku, jos spalvos gal nesiskiria, bet jie dar ką padarė, sudėliojo, kad viršuje randama šiuolaikiniai žmonės. Čia gyvenama pirmieji žmonės, žmogus beždžionė. Ir kuo giliau jie taip įsivaizduoja, kad tuo toliau turėtų būti senesnis pagal evoliuciją įrodymas. Čia pirmieji arkliai ir prasideda nuo pirmųjų arba pirmuonių dramblių. Tai yra tokia teorija, kurią jie sako, kad jinai įrodo, kad Žemė yra milijardai metų. Jie, kaip minėjau, sudėliojo eras ir pagal eras pritaikė tam tikrus gyvūnus, kurie ten kaip turėtų būti. Ir ką jie daro? Kai jie kasa Žemę dabar, kažkur tai randa iškasenas, jie sako, aha, kadangi ten randame, tarkim, kažkokias vakriuklelės, reiškia, tai yra Kambro periodas ir tai yra 450 milijonų metų. Ir jeigu priklausomai nuo to, ką jie randa, jie datuoja taip. Kitas protingesnis mokslininkas pasakė, kad yra geriau datuoti gyvūnus randamus pagal tai, kokioje eroje jie yra. Reiškia, jie kažkaip atsiskaičiuoja, kur jie yra, kokiam ten gylyje, ir tada jie žino, kokios senumo gyvūnus jie ten turėtų rasti. Ir čia, ką jis yra teigiama, kad tokios iškasenos datuojamos viena pagal kitą, iškasenas pagal vietą, kurios randamas, o ta vieta nustatoma jų amžius pagal tai, ką jie tenai randa. Tai reiškia, užburtas ratas. Kažkas tai pirmasis pakišo mintį ir jie toliau prie tos minties pasilieka. Tik tai reikia vieną faktą pastebėti, kad tokia geologinė kolona, jeigu jinai būtų Žemėje daug kur aptinkama, gal jinai būtų verta dėmesio, bet tokio daikto niekur neegzistuoja. Tai yra grynai teorinis dalykas vadovėliuose ir tik vadovėliuose jisai egzistuoja. Žemėje tokių dalykų niekur nerasite. Kad ir kur kastumėt, tokio daikto nėra aptikta, tokios geologijos kolonos. Ir kai susiduria su tokiais dalykais, kai tokį vartelį randa po anglim, po anglies sluoksniais, jie tada datuoja, kad anglis susidarė kažkokiu tai metu, čia gal net neištarsiu aš to žodžio,
Ir po anglimi staiga jie randa tokį varpelį. Nu, jie sako, čia kažkokia tai klaida, ignoruoja, tokius faktus ignoruoja. Pagal evoliucijos teoriją, tai yra 250 milijonų metų, tai yra tuo metu, kai gyveno dinozaurai, kadangi čia panašu, kad būtų žmogaus darbas, nes tokie dalykai patys neatsiranda, tai jie pastumė į šoną kaip ir netitikimą, tai yra išimtis. Man atrodytų, kad tokios išimtis tai turėtų sugriauti visą teoriją ir priversti žmonės susimąstyti, gal jie kažką neteisingai daro nuo pat pradžių. Bet šitas dalykas šiai dienai yra vadovėliuose, ne taip senai Monika mokėsi, žiūrėjau, taip, tuo mokina mokykloje, nors to žemėje nėra. Žinome, kad potvynis viską, jeigu buvo tvanas, jisai turėjo vanduo, viską plauna. Vanduo turi savybę susisluoksniuoti. Visos dalykai pas jį vandens tėkmėje susisluoksniuoja ir nusėda nuosėdomis priklausomai pagal tankį. Tai čia yra vaizdelis iš tokio žaisliuko, kaip minėjau, kur apverti ir vandenės smėlio smiltelės, jos pasiskirsto, sudaro gražiais sluoksniais. Tam nereikia milijonų metų, tai vyksta akimirksniu. Ir teigti, kad atsiranda kriauklelės, jeigu mes randame kriauklelės ar dinozaurus ar kažką, tai kad jie tuo metu gyveno, tai yra kvaila, nes galbūt yra paprastesnis paaiškinimas. Jeigu kriauklės randamos apačioje, tai jos yra ir taip tenai jau gyvena toje vietoje. Jeigu virš jų randama yra kažkokie tai ropliai ar žuvis, tai galima sugraduoti jos pagal gyvenamą vietą, pagal intelektą, pagal mobilumą, pagal kūno tankį. Paukščiai viršuje yra. Aišku, kad jie gali ilgiausiai išgyventi, jie yra lengviausi, tai vanduo juos išsluoksniuos į patį paviršių. Ir ta geologinė kolona tai yra taip pat, kaip ir ta Pangėja, teorija be pagrindo reikalinga vienam tikslui - paaiškinti milijonus metų. Sluoksniai, ką aš minėjau, štai taip, jie yra randami, jie atidengiami. Čia yra upės, kaip upėse kanjonuose atsiranda, matosi jie. Tokių dalykų mes panašių matėme, kai Ūla plaukėm, irgi šlaituose matosi sluoksniai, bet jie nieko nereiškia. Jie reiškia tik tai tiek, kad tai buvo kažkada žemėje didelis potvynis. Ir jeigu tai, kaip jie sako, buvo prieš milijonus metų ir vienas sluoksnis skiria nuo kito milijonai metų, reiškia, jau tas turėjo būti senai sudžiūvęs, suakmenėjęs, sukietėjęs, kai ant jo dėjosi viršų kitas, bet mes randame ir tokių dalykų, kaip paaiškinti, kad jie susisukė visi kaip viniotinis. Jeigu jie būtų kieti, tai tada tokie dalykai nepasidarytų niekada. Reiškia, tie sluoksniai buvo, bet jie buvo visi panašių metų, nes jie galėjo kažkur vietomis taip ir susisukti. Taigi, kaip nustatyti amžių, vis tiek kolona negalioja, yra faktų, ko reikėtų remtis. Ir vienas iš tokių yra Saharos dykuma. Visi jie žiūri, žino, ir mokslininkai, kurie ją tyria, sutinka, kad dykuma yra apie 4000 metų. Daugiau, mažiau, bet visi sutinka. Pagal jos plėtimąsi, pagal tempą, spėjama, kad jeigu toksai dykumos plėtimosi tempas buvo visą laiką, čia vėlgi panašiai su ta teorija su automobiliu, bet apskaičiuoti galima 4000 metų. Bet tai yra jau viskai teisingiau, nes tai yra 4000 metų, o ne 4 milijardai. Koralinis rifas, gal teko girdėti, kad jie auga labai lėtai, sako. Aš tikrai girdėjau ir buvo tai kaip ir vienas įrodymas, atsėjęs, kad koralai taip lėtai auga, kad jie įrodo milijonus metų. Australijoje antro pasaulinio karo metu, tai yra didysis koralinis rifas šitoje vietoje, ten vyko karo veiksmai kažkokie, tai buvo susprogdinta, kariavo, tie koralai augo. Buvo susprogdinta daug koralų ir pagal jų ataugimo tempą galima teigti, kad šitam didžiam koraliniui rifui yra apie 4500 metų. Tai tikrai ne milijonai metų. Taigi vėlgi, jeigu turime keletą tokių argumentų, kurie prieštarauja, tai yra akivaizdūs ir faktai, ir prieštarauja mistikai, tai galbūt reikėtų jais vadovautis. Štai medžio žiedai. Teko turbūt girdėti, kad vienas žiedas reiškiasi vienus metus, bet tai yra neteisybė. Pušyje žiedų visą laiką būna apie 1,5 karto daugiau negu yra metų. Jeigu galima nupjautą pušį stebėti, žinoma, kad yra 60 metų, tai žiedų tikėtina joje rasite apie 90. Žinome, kad pagal užrašus datuoti negalima. Kalbėjau apie Egipto piramidės anksčiau. Ir jeigu užrašas teigia, kad yra kažkas tai pagaminta, pastatyta ten tuo metu, tai nebūtinai pats pastatas buvo padarytas tuo metu. Gal tik tai užrašas buvo uždėtas tuo metu. Gal atėjo naujas savininkas, pasisavino tą objektą ir užrašė savo vardą ir datą. Tai nereiškia, kad pats pastatas buvo pastatytas tuo metu. Nes jeigu pradėti taip ieškoti, tai čia yra toksai komiksas, kur tie du mokslininkai stebėsi, kad jie perskaitė žodį DVD, kas reiškia, tas, žinok, skaitmeninis diskas. Ir jeigu radome 3 raidės DVD, tai dar nereiškia, kad jie turėjo tos DVD tenai.
Reiškia, kad aš taip mačiau, bet tai dar nieko nereiškia. Iš to negalima daryti jokių prielaidų, ką mes randame užrašytą. Ir prie viso šito tai reikėtų pridėti, kad kiek aš girdėjau, seniausia raštytinė knyga datuojama apie 4000 metų amžių. Ledo sluoksniai. Kaip žinote, ir ledas sluoksniuojasi ir yra teigiama, kad ledo sluoksniai susideda vėlgi. Vieni metai vienas sluoksnis, kiti metai kitas sluoksnis. Tai yra tokia teorija, mane to mokino mokykloje, bet štai yra faktas. Antro pasaulinio karo metais lėktuvo eskadrilė, čia yra, jeigu vestumėte į internetą, Lost Squadron, daug yra informacijos apie juos. Skrido lėktuvai, jiem pritrūko kuro, jie nusileido Grenlandijoje. Ir jos paliko tos lėktuvus iki šios dienos. Ne iki šios dienos, 97 metų, atsiprašau. 97 metais atsirado vienas žmogus, kurios prisiminė juos ir sugalvojo ištraukti. Jie nuvažiavo tą vietą, aptiko lėktuvus, jie buvo apie 75 metrai po ledu. Ir kai pradėjo jie tenai kapstytis tose lėktuvuose, jie aptiko daug ledo šitų sluoksnių. Metų praėjo 50, o kaip teigia žmogus, kuris tenai dirbo, jis aptiko 100 ledo sluoksnių. Reiškia, tas vienas sluoksnis nereiškia metai, o reiškia šilta, šalta, šilta, šalta. Ir jų per vieną dieną gali sudėti keletas, tai nereiškia, kad tai praėjo metai. Taigi ledo sluoksniai, kai kalbama, kad iškasa ten kažką, tai jį išmatuoja, pagal sluoksnį suskaičiuoja, kad ten kažkokia tai kosminė data. Tai yra tikrai neteisybė, nes ledo sluoksniai visiškai nieko neatspindi. Tai reiškia šilta, šalta, o ne metai. Radiometrinis datavimas mūsų internete, Donatas išvertė straipsnį. Aš jį paprasčiau pabandysiu paaiškinti, ten pas Donatą labai moksliškai. Jeigu mes turime žvakę, degančią žvakę, čia aš remiuosi Govindo pavyzdžių, jeigu mes žinome žvakės pirmą aukštį, kokia jinai buvo, žinodami jos degimo greitį, mes galime apskaičiuoti viską. Mes galime apskaičiuoti, kada ta žvakė buvo uždegta. Tai yra esminis dalykas. Mes ateiname per žvakę, žiūrime, jinai yra 20 cm likusi, žinome, jeigu jinai dega kažkiek tai centimetrų per valandą, mes galime atskaičiuoti, prieš kiek valandų jinai buvo uždegta. Jeigu mes nežinome žvakės pirminio aukščio, mes nieko negalime pasakyti, net jeigu mes ir matome tą greitį degimo. Radiometrinis datavimas yra toksai, vėlgi, burtai, kurie teigia, kad jie gali apskaičiuoti, kada buvo uždegta žvakė, net jeigu jie ir nežino, koks jos buvo aukštis. Kas tai yra? Tai yra radioaktyvios anglies C14 apskaičiavimas organizme, apskaičiuoja jo kiekį. Teorija yra labai graži ir atrodytų viskas logiška. Šita anglis yra augaluose, jinai atsiranda dėl saulės poveikio. Kai saulė šviečia, saulė spinduliuoja įvairiausius spindulius, tame tarpe radioaktyvius, augale formuojasi C14 radioaktyvi anglis. Kai gyvūnas įvalgo to augalą, žmonės, natūraliai tas radioaktyvus elementas patenka į mūsų organizmą. Ir laikui bėgant, tas to kiekis įsilaiko žmogui visą laiką, gyvūnė visą laiką, ir kai jisai numiršta, laikui bėgant, radioaktyvus elementai, kaip žinome, jie patys degraduoja, išnyksta. Jei pagal kiekį, kiek jos yra randama organizme, turėtų būti galima apskaičiuoti, kada tas organizmas nustoja maitintis augalais. Tai toksai būtų paprastas paskaičiavimas. Aš paimu kažkokį tai rastą kaulą, pamatuoju, kiek jame yra radioaktyvios anglies ir aš matau, kad jeigu jos yra per pusę mažiau negu jos buvo, tai tada galima skaičiuoti, kad jam yra kažkiek tai metų. Tik tai čia problema yra tokia, kad nieks nežino, kiek tos radioaktyvios anglies buvo tuo metu, kai jisai dar buvo gyvas. Niekas nežino tos žvakės pirminio aukščio, bet jis bando pagal nykimo greitį apskaičiuoti, kada jisai turėjo numirti. Nes šitos kiekis radioaktyvios anglies, jisai vis dar į Žemės atmosferą jo vis daugėja. Jo vis daugiau ir daugiau darosi. Štai čia yra skaičiai po kablelio. Tai yra labai lengva suklysti kažką. Tai jeigu
mūsų atmosferoje yra, matot, kiek skaičių po kablelio, 4 nuliai, 7, tai šiai dienai tiek turėtų būti mūsų organizme tos radioaktyvios anglies. Jos ciklas radioaktyvus, tai reiškia, nei per pusę pasidalina po 5000. Ir pagal matematiką tai būtų galima atsekti. Tai yra labai toli po kablelio, bet, sako, prietaisai yra užtektinai jautrus, jie tą dalyką gali apskaičiuoti. Tik tai tiek problema, kad jie nežino, kad šitas skaičius tuomet galiojo prieš 2000 metų. Ir kad įspėjama, matuojama, kad jis negalėjo būti toks, jis turėjo būti mažesnis, nes jo vis dar daugėja. Po 100 metų čia jau bus nebe toks, o gal bus jau 0,8. Už tai mes negalime nustatyti pagal irimo laiką, kada tas gyvūnas numirė. Ir su šito datavimu gaunasi tokių absurdų, kad jie paima ir matuoja to principų, pasiema sraigę, gyvas sraigę, pamatuoja, gauna, kad jai 200 000 metų. Arba randama būtų iškasena ir jie pamatuoja kojoje buvo 12 000 metų, o kažkur 25 000 metų. Tai yra, jie tada padarė tokį išvadą, kad jeigu mes žinome datą, tai šito principo taikyti negalime. Bet jeigu datos nežinome, reiškia, tada mes vadovaujamės pasakom ir nustatome taip, kaip norime. Taigi, jeigu mes turime žvakę ir nežinome, kada jinai buvo uždegta, mes nežinome, jeigu žinome, jos aukščio, mes negalime atskaičiuoti, kada jinai buvo uždegta. Paskutinė dalykas, ir pabaigsim visas pamokėlės, tai yra, kokio amžiaus yra mūsų visata arba kaip apskaičiuoti atstumą iki žvaigždžių. Žvaigždės, gal teko girdėti, yra nuo mūsų labai, labai toli. Mes ten metro neištesime ir niekaip nepamatuosime, kokio atstumo jos yra. Bet geometrijos pagalba, teoriškai, galima apskaičiuoti nežinomą atstumą iki daikto, jeigu mes žinome kitus duomenis. Žinome atstumą, pasiema, čia kaip Pitagoro teorema tokia būtų, žinome atstumą tarp dviejų matavimo objektų, nukreipiam juos į vieną tašką ir pagal kampą galime paskaičiuoti, koks yra atstumas. Tarkime, jeigu aš čia esu, galiu paskaičiuoti atstumą iki lubų. Paimu kampą šitai, paimu kampą taip, paskaičiuoju, koks čia gaunasi kampas ir atstumas išskaičiuojama geometriškai, koks yra atstumas iki lubų. Tai yra toks principas. Ir bandoma yra tokį principą pritaikyti, skaičiuojant atstumą iki žvaigždžių. Kadangi mūsų Žemė nėra tokia didelė, atstumas iki žvaigždžių yra labai labai didelis, tas, kad gauti logišką kampą, kažkokią apčiuopiamą, skaičiuojama yra atstumas iki žvaigždės, kad gauti trikampį. Mes esame, kai Žemė skrenda aplink Saulę, žinote, jeigu Žemės atstumas iki Saulės yra 8 šviesos minutės, tai jeigu padaryti tokį trikampį, kurio apatinės pagrindas būtų, kai Žemė yra vienoje pusėje, tarkim, birželio mėnesį, kitoje pusėje gruodžio, sausio mėnesį čia rašo, reiškia, šitas atstumas būtų grinai 16 šviesos minučių. Aš suprantat, ką aš noriu pasakyti, kad jie bando išgauti trikampį. Atstumą Saulės šviesa iki Žemės ateina per 8 minutės. Ir jie bando išgauti trikampį, jeigu paimtų Žemę dar į kitą pusę, jie pamatuoja tuo atžvilgiu kampą iki žvaigždės. Koks čia yra kampas va šituose kraštuose gaunasi, žinodami atstumą, kuris yra 16 šviesminučių, jie bando nustatyti šitą atstumą iki artimiausios, iki pietukio žvaigždės. Reiškia, trikampio pagalba, geometrinių figūrų pagalba, tai galima padaryti. Galima padaryti ir apskaičiuoti atstumą, naudojantis, žinant, mūsų gigantišką, tai jau tikrai didelis yra, tai yra 1 86 000 mylių. Tai dar jeigu gaut kilometras iš pusantro reikėtų padauginti, tai yra baisinis atstumas, kad apskaičiuoti kažką tai. Kitaip sakant, jeigu mes nuo čia norėtume išmatuoti atstumą iki sitkūnų, iki radio bokšto, mes galėtume jį paskaičiuoti, paimdami, žinodami kažkokį tai kampą. Tik tai tiek, kad šita proporcija būtų tokia, kad pusės metro atstumas, tai būtų Saulės atstumas, po sitkūnai tai būtų vienas šviesmetis, jeigu paimti iki artimiausios žvaigždės. Kampas turėtų būti labai nedidelis, sitkūnai kažkur ten. Mokslas teigia, kad remiantis šito metodu galima apskaičiuoti iki 100 šviesmečių. Tai yra, susidarytų toksai trikampis, tai čia Žemės orbita. Ir ten toli, čia tas mastelis yra gerokai padidintas, nes kitaip tai būtų tik tiesiai. Gaunasi kampas, kuris yra 0,0001. 7 kampas toksai, praktiškai tai yra tiesė.
Mokslas teigia, kad jie gali, jie turi tokius tikslius prietaisus, kad jie tą mažutėlį kampą, jie gali skaičiuoti ir paskaičiuoti, kad yra iki 100 šviesmečių tikslumo. Čia yra parašyta anglų kalbos vadovėlyje, kad atstumą galima paskaičiuoti, kuris yra mažiau kaip 100 šviesmečių. Tai yra labai svarbu, nes mes turime žvaigždės, kurios yra datuojamos 65 milijonai šviesmečių. Ką tik noriu pasakyti, kad toks atstumas yra ganėtinai absurdiškas, nes mes to nebegalime išmatuoti niekaip. Skaičiuojama, kad mūsų galaktika yra apie 100 000 šviesmečių skersmens. Pirmas dalykas, šito vaizdelio niekas nematė, tai yra grynai žmogaus vaizduotė. Šito atstumo niekas negali skaičiuoti, tai yra visiškai vėlgi spėjimai ir remiasi dar vienu dalyku visą tai, kad šviesos greitis, jie manoma, kad yra visą laiką pastovus, štai čia Einšteino formulė tokia yra, energija lygiai masė padauginta šviesos greičio kvadrato, o šviesos greitis laboratorijose buvo sumažintas iki 2 km per valandą greičio, kitais bandymais jisai buvo 300 kartų pagreitintas ir apskaičiuoti, kad šviesa, jeigu ten ir jie sumatuoja, kad tarkim yra 100 šviesmečių kažkokia žvaigždė nuo mūsų, jie teigia, kad 100 metų ta šviesa turėjo keliauti iki Žemės. Už tai jie teigia, kad reiškia jau ta žvaigždė, tai tikrai ten į tokių yra atstumų. Bet kai jie paima 65 milijonų šviesmečių, jie sako, kad žvaigždė negali būti, kad Žemės, kad atmosfera negalėjo būti jaunesnė negu 65 milijonų šviesmečių, dėl to, kad šviesa nespėtų atkeliauti. Jie ima faktą, kad šviesos greitis yra kaip konstanta, jis nekintamas. Mokslas jau dabar įrodęs, kad tai yra nesąmonė, kad šviesos greitis yra kintamas dalykas. Ir suvedant viską į vieną tašką noriu pasakyti, kad mes niekaip negalime nuskaičiuoti, kokio atstumo yra nuo mūsų žvaigždės, mes niekaip negalime paskaičiuoti tikslios datos, mes niekada negalime nieko pasitikslinti, jeigu atmetam Dievo žodį, jeigu remiamės mokslu, tai mokslas, o ypač evoliucijos teorija, tai yra mistika, tai yra nepamatuojami, neapčiuopiami dalykai, tai yra absoliutus melas, nu gal nesakykime melas, bet sakysiu taip, kad yra pasaka, kuri yra labai kažkam tai siekiamybė, bet jos niekaip negalima priimti kaip mokslo, tik tai kaip pasaka ir gražų evoliucijos teorijų šalininkų ginklą, kuris yra visiškai neįrodomas, nepagrindžiamas, nepamatuojamas ir pasilikime prie to, kas yra nekintamo, pasilikime prie Dievo žodžio, kuris teigia, kad viskas atsirado Dievo sukurto prieš 6,5 tūkstančių metų, kai buvo sukurtas Adomas ir raštas sako, kad tada buvo pradžia, kai buvo sukurtas žmogus. O žmogus sukurtas mes galime daugmaž apskaičiuoti, kad tai yra apie 6,5 tūkstančio metų. Yra argumentų, kurie teigia, kad Žemė jauna, tai jais ir vadovaukimas. O pasakom, susilaikykit to pasakom. Ačiū, pertraukėlė.